Gaminame ypatingąjį varškės pyragą. Miltus sumaišykite su cukrumi, vaniliniu cukrumi, kepimo milteliais ir trinkite su minkštu sviestu, kol viskas gerai išsimaišys ir pasidarys trupiniai. Trečdalį tešlos trupinių atidėkite ir statykite į šaldytuvą. Kiaušinių trynius atskirkite nuo baltymų. Likusią tešlą sumaišykite su kiaušinių baltymais, grietinę, trupučiu vandens ir minkykite, kol taps vientisa. Tešlą įvyniokite į maistinę plėvelę ir dėkite 1 valandai į šaldytuvą. Riešutus pasmulkinkite ir sumaišykite su cukrumi. Varškę pertrinkite per sietelį arba sutrinkite elektriniu trintuvu, kad neliktų gumulėlių. Į varškę įmaišykite cukrų ir manų kruopas. Baltymus išplakite iki standžių putų ir atsargiai įmaišykite į varškės masę. Tešlą ištraukite iš šaldytuvo ir iškočiokite blyną. Klokite jį į sviestų išteptą kepimo formą, kad susiformuotų tešlos krepšelis. Tešlą gerai prispauskite. Ant tešlos tolygiai paskirstykite riešutus su cukrumi, ant jų pilkite varškės įdarą ir išlyginkite. Pabaigoje visą paviršių apibarstykite atidėtos tešlos trupiniais. Šaukite į orkaitę įkaitintą iki 175 laipsnių ir kepkite apie 1 valandą, kol gražiai apskrus. Pyragą atvėsinkite ir ragaukite. Skanaus!